Politinė reklama apmokėta iš Arvydo Anušausko, Pauliaus Lukševičiaus, Liudo Mažylio, Martino Prevelio, Gintarės Skaistės, Kazio Starkevičiaus ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Gabrieliaus Landsbergio politinės kampanijos sąskaitos. Labas vakaras, mėly kauniečiai, gerbiami bendražygiai, bei stebintys mus ir mūsų transliaciją žiūrovai. Leiskite jūs visus pasveikinti čia, Kauno miesto širdyje, susirinkus į šį labai svarbų renginį, kuriame Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai pristato savo komandą, kuri šį vakar jūs supažindins su Seimo rinkimų programos nuostatomis mūsų miestui. Kaunas ypatingas miestas, kuris visada buvo Lietuvos laisvės ir demokratijos švyturys. Neatsitiktinai šios komandos pagrindiniu šūkiu ir yra pasirinktas planas Kaunas 2030-ieji. Taip akcentuojame, jog mūsų politiniai bendruomeniai svarbi ateitis ir pažanga, kuri nesustotų augti, o mūsų valstybės ir Kauno ateitis būtų saugi. Svarbus ir Kaunas, kuriam dėmesį rodė ir dabartinė vyriausybė. Įgyvendinta ir įgyvendinama daug valstybei svarbių projektų, tokių kaip pavyzdžiui įveiklintas centrinis paštas, baigiamos mokslo ir inovacijų centro mokslo sala statybos, skirta lėšų svarbių kultūros įstaigų Kaune atnaujinimui, miesto infrastruktūrai, Kauno ugdymo įstaigos sėkmingai dalyvauja tūkstantmečio mokyklų programoje. Todėl ši Tėvynės sąjungos komanda Kaunui yra pasiryžusi ir toliau prisidėti visom jėgom, visa savo patirtimi, o kartu ne tik Kauno, bet ir visos Lietuvos pažangos labui. Kaip matome, komandą sudaro stiprus, įvairūs savo patirtimi, lyderystę bei kompetencijomis ir veiklos sritimis Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatai. Tai žmonės, kurie yra tvirtai pasiruošę atstovauti Kaunui ir jo gyventojams, dirbdami tam, kad kiekvienas iš mūsų galėtume didžiuoti savo miestu, savo valstybę, o jų ryžtas leis mums ginti laisvę ir demokratiją. Kartu leis būti tikriems dėl Kauno ir visos Lietuvos pažangos bei augimo. Dabar suteikti žodį norėtume Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkui, užsienio reikalų ministrui bei kandidatui centro Žaliakalnio vienmandatėje apygardoje, gerbiamam Gabrieliui Landsbergiui. Prašau. Sveiki gyvi mėly bendražygiai. Labai dėkoju už šią progą. Iš tikrųjų sunku ir patikėti, kad jau 4 metai prabėgo ir vėl diskutuojame apie programą, vėl diskutuojame apie svarbiausius iššūkius valstybei. Prisimenu prieš 4 metus, prieš keldami kandidatūras ir pradėdami kelionę į rinkimus, su nerimu žiūrėjome į tai, kas vyksta pasaulyje. Bet turbūt mažai kas galėjo patikėti, ką teks patirti pasauliui ir Lietuvai per tos 4 metus. Ateiname į tokius neaiškius, neramius laikus. Pasaulyje vyksta audros, kurių sunku buvo prognozuoti, sunku buvo planuoti, galbūt jautėme tai dvasia, bet mažai kas buvome tam pasiruošę. Pavadinčiau tai išbandymo laikotarpiu, išbandymo pasauliniai tvarkai, įstatymų grįstai tvarkai, kurią išbando ir tie, kurie yra mūsų kaiminystėje. Diktatūros esančios nuo mūsų rytuose, spjovusios į nusistovėjusias taisyklės, nusistovėjusią taiką, sukurtą po šaltojo karo pabaigos, nusprendė perbražyti sienas, užpulti mūsų draugę, partnerę Ukrainą ir iki šiol vykdyti žiauriausią Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų matytą karą. Aš tai vadinčiau Hamo laiku. Būtent Hamas yra tas, kuris atėjęs į kultūringą bendruomenę susikels kojas ant stalo, nesilaikys taisyklių ir jaus, kad jam niekas už tai negresia. Būtent toks yra Putino lūkestis.
Būtent to jisai tikisi. Jisai tikisi, kad stipraus atsako nebus, kad vakarai nesugebės susitarti, kad galbūt negebėsim padėti Ukrainai tiek, kiek jinai yra nusipelniusi, kad negalėtų savo valstybę apginti. Kad chamizmas pasaulyje įsigalės. Ir man iš tikrųjų yra ypatingai neramu, kad chamizmo pavyzdys nėra vien tik tai geopolitinėme pasaulyje. Mes lygiai taip pat Lietuvoje gyvename pagal tam tikras taisyklės. Esame sutarę gerbti vieni kitus, pagarbiai elgtis, diskutuoti, ieškoti sutarimo. Tačiau panašu, kad ir mūsų politinėje bendruomenėje, politinėje visuomenėje, sakykime, atsiranda labai ryškių, chamiškų veikėjų, kurių veikimas iš tikrųjų yra nutiktas prieš mūsų bendruomenę, prieš joje esančius žmonės. Kelnis neapykantą, skaldantis, siekiantis mūsų nusukti nuo vakarietiškos krypties. Abu veikėjai, tie veikiantis ir geopolitikoje, ir nacionalinėje politikoje, tikisi vieno, kad nebus atsako, kad institucijos, ar tai būtų politinės partijos, ar tai būtų teisėsauga, ar tai būtų teismai, ar tai būtų bet kas, ar tai būtų žiniasklaida, kad jie nesugebės suteikti tinkamo atsako. Todėl pasiruošiant šiem rinkimam, mūsų bendruomenės, mūsų politinės bendruomenės, Tėvynės sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratų vienas svarbiausių uždavinių yra parodyti, kad mes atsaką turime. Kad chamizmas nei mūsų kaiminystėje, nei Lietuvoje neįsigalės. Mes rasime atsaką, būsime tvirta institucija, tvirta politinė bendruomenė, kuri galės tą chamą ar chamus sustabdyti. Ir Kaunas, man ypatingai džiugu, kad Kaunas turi ypatingą rolę. Ir čia buvo labai gražiai paminėta, kad Kaunas visada Lietuvoje reiškia laisvės, demokratijos dvasią. Ta, kuomet Lietuvai būdavo sunkiausi laikai, Kaune ta dvasia žydėjo. Ir iš Kauno ta dvasia plito po Lietuvą ir leido užkrėsti tą dvasią tuos, kurie buvo galbūt labiausiai pažeisti. Dėl to šiandien kaip niekada tos Kauno laisvės dvasios reikia vėl, kad jinai leistų atremti tuos negandas, kurios yra ir Lietuvoje, ir už Lietuvos ribų. Todėl drauge kviečiu ginti ir auginti Kauną ir Lietuvą. Ačiū Jums labai. Visų vardu dėkojame Gabrieliui Landsbergiui, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkui, užsienio reikalų ministrui bei Centro Žaliakalnio vienmandatės rinkimų apygardos kandidatui. Daktarė Gintarė Skaistė, finansų ministrė, kandidatė Panemunės vienmandatėje apygardoje. Miela Gintarė, žodis Jums. Labadiena. Jeigu leisit, norėčiau pradėti nuo šiek tiek asmeniško įspūdžio ir savo sąsajų su Kaunu. Mano šeima įsikūrė Kaune tuo met, kuomet kūrėsi ir jauna ir ambicinga Lietuvos Respublika. Tuomet mano prosenelė Genovaitė, našlaitė iš Biržų, atvyko čia kurti savo gyvenimo. Mano babonytė, kaip mes ją vadindavome, man visuomet buvo laisvos ir kuriančios asmenybės pavyzdys. Dirbo valstybės tarnyboje, draudime, bet tuo pačiu rado laiko ir energijos pastatyti šeimai namą, įstoti į Šaulių sąjungą ir auginti savo sūnų tikrų Lietuvos patriotų. Iš esmės tokie žmonės kaip mano prosenelė Genovaitė kūrė mūsų Lietuvą tuo met. Tokie pat žmonės kaip ji, kaip jūs, darbštus ir atsidavę, kūrė Lietuvą ir šiandien. Kantriai po kruopelę, bet ambicingai stiprindami savo valstybę. Kaip bežiūrėsi, Lietuva yra sėkmės pavyzdys. Dėl geografinės lokacijos nuolat esame draskomi priešiškų jėgų. Kartais istorikų esame netgi vadinami kraujo prisigėrusią žemę. Bet dėl savo drąsaus ir užsispyrusio charakterio šiandien esame tarp pažangiausių pasaulio valstybių. ES, NATO, Eurozonos nariai. Sugebame išnaudoti savo senelių ir tėvų paklotus pamatus tam, kad kurtume pažangę valstybę ir įtvirtintume jos saugumą. Žinot, mano prosenelė Genovaitė ir sovietų okupacijos laikotarpiu sugebėjo namuose išsaugoti tarpukariu tapytą vytį.
spintoje, paslėpta, bet aš jį visuomet mačiau. Man visuomet jis atrodė puošnus ir drąsus karys. Ir tas Vytis ir šiandien ragina mus įtvirtinti savo valstybės saugumą tada, kada tam yra laikas. Per pastarosius 4 metų padidinome gynybos finansavimą 2 kartus. 2. Šiandien esame 4. NATO valstybė pagal skiriamas lėšas krašto apsaugai. Turime naujus NATO gynybos planus, turime sutarimą politinį su Vokietija dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje, turime sutarimą dėl nacionalinės divizijos suformavimo. Ateinantis 4 metai bus kritiniai šių planų įgyvendinimui. Per tą laikotarpį skirsime reikalingą finansavimą krašto apsaugai, užtikrinsime įsigijimą reikalingų oro gynybos sistemų, užtikrinsime, kad laiku būtų užbaigti reikalingi karinės infrastruktūros projektai. Su kitomis regiono šalimis tapsime neįveikiamą tvirtovę. Čia nebus ruskiai mir. Nei dabar, nei kada nors. Kitas sritis, kur Rusija laikė Europą už pavadėlio - energetika. Lietuva ir čia rodė pavyzdį. Iškart po Ukrainos užpuolimo atsisakėme rusiškų dujų, naftos, elektros. Ačiū. Nereikia. Galite deginti savo stepėse, jei norite. Tuo tarpu mes investavome į ką? Į atsinaujinančią energetiką. Turime saulės, vėjo, vandens, tai naudokimės. Po priimto proveržio paketo ženkliai išaugo žalios elektros gamyba Lietuvoje. Šiandien pasigaminame nebe trečdalį, o daugiau kaip pusę reikalingos elektros. Ateinančių metų uždavinys nemažinti tempo. 2028 metais, tai yra kadencijos pabaigoje, turime visą reikalingą elektrą pasigaminti šalies viduje. Tai sumažinsime ir kainų svyravimus. Atsijungę nuo sovietinio palikimo Brel žiedo sinchronizuosime savo vakarų Europą. Būsime likę energetinė sala, visiškai savarankiški. Ir tą savarankiškumą galime sėkmingai išnaudoti tolimesniam ekonomikos augimui. Nepaisant vykusių krizių, Lietuvos ekonomika augo bene sparčiausiai rytų šiaurės Europos regione. Prie to prisidėjo ir kryptingos vyriausybės pastangos skatinant investicijas, perėjimą prie aukštos pridėtinės vertės ekonomikos. Išlaidos mokslui išaugo 2,5 karto, sukurtas nacionalinis plėtros fondas su milijardinėmis finansinėmis priemonėmis inovatyviam verslui. Sukurtas ir įgyvendinamas naujos kartos Lietuva reformų ir investicijų planas, bene 4 milijardų eurų vertės. Kitoms Baltijos šalių ekonomikoms stagnuojant, esam netgi vadinami tam tikrų ekonominių fenomenų. Tikiu, kad nemažindami apsukų, per ateinantį 10-metį pasieksime ir pralenksime bendrojo vidaus produkto vienam žmogui europinį vidurkį. Esame alkani pergalių, o mūsų tikėjimas sėkme rodo įkvepiantis migracijos rodikliai. Neatsitiktinai per šią kadenciją 1 kartą po nepriklausomybės atkūrimo į Lietuvą grįžo daugiau žmonių negu išvažiavo. Žmonių pajamų ir paskatų dirbti didinimas buvo nuoseklus mūsų vyriausybės pasirinkimas. Šiandien Lietuva yra pirma tarp pažangių pasaulio valstybių pagal realaus darbo užmokesčio augimą. Realaus, tai reiškia atėmus infliacijos poveikį. Kiek realiai augo žmonių perkamoji galia. Esame pirmi tarp Europos, Amerikos, pažangių Azijos valstybių. Manau, kad mano prosenelė Genovaitė, žiūrėdama į mus iš dangaus, šiandien mumis didžiuojasi. Kadencijos metu vidutinis atlyginimas į rankas išaugo nuo 900 iki 1300 eurų. Jei išlaikysime tokias apsukas, po 4 metų vidutinis darbo užmokestis į rankas sudarys per 2000 eurų. Ta rodo objektyvios projekcijos. Vidutinė senatvės pensija su stažu išaugo nuo 400 iki 644 eurų. Jei išlaikysime ekonomikos augimo spartą, kadencijos pabaigoje 2028 metais sudarys beveik 1000. Mes galime tai padaryti. Tai rodo ir aukštą žmonių tikėjimą savo ekonominėmis perspektyvomis. Nors šiandien esame linkę laikyti save niurgzlių tauta, tačiau esame šiandien didžiausi Europos optimistai. Ta rodo mūsų vartotojų pasitikėjimo indeksas, kuris yra šiandien aukščiausias Europai. Mes galime įtvirtinti Lietuvos sėkmės istoriją. Mūsų seneliai, proseneliai ir tėvai įskiepijo mums šį įsipareigojimą. Šiandien mes giname ir auginame šią valstybę. Ne tik savo, bet ir savo vaikams ir anūkams. Todėl nuo Lietuvos žmonių
nuo kauniečių pasirinkimo priklauso tikrai labai daug. Bendraukime, kalbėkime apie bendrą augančios ir saugios šalies viziją. Kviečiu, brangieji, jūs visus į talką, dirbkime ir laimėkime pasitikėjimo mandatą dar kartą. Dėkojame finansų ministrei, daktarai Gintarei Skaistei, kandidatai Panemunės vienmandatėje rinkimų apygardoje. O dabar, gerbėmieji, turime prievolę įgarsinti, kad ši transliacija yra politinė reklama ir apmokėta iš Arvydo Anušausko, Pauliaus Lukševičiaus, Liudo Mažylio, Martyno Prievelio, Gintarės Skaistės, Kazio Starkevičiaus ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Gabrieliaus Landsbergio politinės kampanijos sąskaitos. O toliau kviečiame investicijų į gynybą naudą miestui pristatyti daktarą Arvydą Anušauską, Seimo narį, buvusį krašto apsaugos ministrą bei Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatą Kalniečių vienmandatėje rinkimų apygardoje. Prašau, gerbiamas Arvydai. Gerbiami kauniečiai ir kalniečiai, stebintys transliaciją. Iš tikrųjų, dėkui kolegijai už priminimą, ką veikė proseneliai kažkada. Mūsų šeimos istorijoje Kaunas atsirado su Dariumi ir Girėnu. Senelė nuo Alytaus iki Kauno atėjo pėsčiomis, norėdama pamatyti tą lietuviams tolimą viltį nešusius lakūnus. Na, viltis, kaip žinia, miršta paskutinė. Bet viltis visada yra reikalinga kiekvienam žmogui. Reikalinga kiekvieną dieną, kaip ir saugumas. Saugumas savo šeimai, savo artimiesiems. Tai ar būtų materialinis, kad augtų pajamos, ar socialinis, kad pensijos, pavyzdžiui, didėtų kaip per pastaruosius kelis metus, ar ekonominis, kad valstybė užtikrintų verslui sąlygas, plėtrai, darbo vietų augimui, net kai krizės tampa išbandymu. Per pastaruosius metus hibridinė ataka iš Baltarusijos, Rusijos agresija Ukrainoje, karo pabėgėlių srautas į Lietuvą, karo sąlygotas energetikos resursų kainų šuolis Europoje ir šitomis sąlygomis vis tiek mes sugebėjome išlaikyti ir ekonominį stabilumą, užtikrinti ir pajamų pensijų augimą, stabilizuoti situaciją ties išoriniam sienom, sustiprinti krašto apsaugą, užsitikrinti mūsų sąjungininkų karinius įsipareigojimus būti čia, kartu su mūsų kariuomenėje. Ne tik planuose, ne tik popierėse, bet ir realiai. Tai yra visų mūsų bendri pasiekimai ir bendros pastangos. Kas bus artimiausiais metais? Na, geopolitinė situacija tikrai bus sudėtinga ir toliau reikalaus efektyvių sprendimų, užtikrinant mūsų piliečių, mūsų šalies saugumą. Mūsų valstybė ir toliau turi dengti bendras saugumo skydas, karinis mūsų valstybės pajėgumas ir sąjungininkų paramos užtikrinimas yra viso to pagrindas. Mes sustiprinome ryšį su mūsų NATO sąjungininkais ir turime toliau gyventi tai, apie ką prieš 4 metus galėjome tik pasvajoti. Na, pavyzdžiui, galėjom pasvajoti, kad galima sustiprinti Lietuvos gynybą iki neįveikiamos. Galėjome pasvajoti, kad čia turėtų būti kur kas didesnės NATO pajėgos. Dabar mes kalbame apie brigadą, ne tik kalbame, bet ir darome. Kaunas – Lietuvos istorinio atsparumo simbolis. Na, kalbu ne tik kaip istorikas, bet kiekvienas, aš manau, lietuvis, kiekvienas pasakytų lygiai tą patį. Per pastaruosius metus kauniečiai, žinoma, gali pamatyti, kaip neatpažįstamai pasikeitė Lietuvos kariuomenės istorinė karinė bazė Panemunėje. Nauji statiniai, rekonstruotos kareivinės, perginkluoti, visapusiškai aprūpinti kariai ir kuriami jau minėtos lietuviškos divizijos pajėgumai. Padaryta išties daug. Laukia darbai, pabaigti ir oro gynybos vystymą,
kuris užtikrintų apsaugą ir šiam miestui, ir kitiems Lietuvos miestams. Todėl tuos, kurie vertina ne dėl žodžių, bet dėl padarytų darbų, kviečiu palaikyti šią mūsų valstybės stiprinimo kryptį, nesivaikyti tariamų greitų sprendimų, kurie gali sumažinti bendrą saugumą, bet toliau nuosekliai dirbti kartu su šiuo Kauno 7-tuku. Dėkui. Dėkojame daktarui Arvydui Anušauskui, kandidatui Kalniečių vienmandatėje rinkimo apygardoje. O dabar leiskite pakviesti į tribūną profesorių Liudą Mažylį, buvusį Europos parlamento narį, bei kandidatą savanorių vienmandatėje rinkimo apygardoje. Profesoriaus tema – pažanga sveikatos srityje, pasiekiant vakarų Europos lygį. Sveiki, mėlyjei. Galėčiau prisistatyti kaip senas kaunietis, bet tai tada oponentai pasakys visur esantis, kad pats pasakė, kad senas. Tai aš verčiau sakysiu, kad aš kaunietis nuo pat gimimo ir mano tėvai taip pat, o seneliai atkeliavo į Kauną vienas po kito prieš gerą šimtmetį, čia į laikinąją sostinę. Ir man dabar, kaip jau čia pasakyta, tenka tokia atsakinga pareiga ginti ir auginti tą svarbę politinės veiksenos sritį, tai yra sveikatos apsauga. Jis svarbi Kaune, jis svarbi Lietuvoje, jis svarbi visoje Europoje, o pastarosius 5 metus Europos parlamente kaip tik ir dirbau komitete, kuris be kita ko buvo atsakingas ir už visuomenės sveikatą. Ir kaip ir visiems Europoje, taip ir mums teko, likimas uždrėbė, kaip sakoma, ir pandemiją, ir suvokimą, kad Europa yra lėtinių lygų kontinentas, deja, vėžiniai susirgimai, tai yra tai, ko mes europiečiai liūdnai pirmaujame Europoje. Tai dirbant 5 metus kaip ant delno matėsi visos tos problemos Europoje, taigi ir Lietuvoje, iš kurių turbūt į 2 atkreipčiau dėmesį pirmiausiai. Tai pirma, būtent pacientas turi būti sveikatos sistemos atskaitos taškas. O antra, atskirties mažinimas yra svarbu. Juk negali tai būti, kad priklausomai nuo to, kurioje valstybėje žmogus gimė ir gyvena, kad ten jo sveiko, pabrėžiu, sveiko gyvenimo trukmės perspektyva būtų blogesnė ten lyginant su kokio nors tolimo, tarkim, vakarų miesto. Tai išeitis yra ir viena iš tų išeičių yra būtent regioniniai sveikatos politikos centrai, kur Kaunas yra turi puikią perspektyvą, nes turi tam ir istorinį, ir infrastruktūrinį, ir iš tikrųjų intelektualinį pagrindą. Istoriniai perspektyvai, mano jau minėtos laikinosios sostinės, kai Lietuvos sveikatos sistema be kitų kūrė ir mano senelis, profesorius Pranas Mažylis, o šiandien juk Kaunas turi įdirbį ir kardiologijos srity, o ir man teko 14 metų, tarp kitko, dirbti kardiologijos institute, ir onkologijos, ir oftalmologijos, ir akušerijos ginekologijos, kuriai pagrindus prieš gerą šimtmetį ir dėjo mano senelis. Tai iš tikrųjų visą tai reikia ir ginti, ir auginti. Tai mano teiginiai yra pakankamai paprasti, kaip aš jau sakiau, ir pakankamai ambicingi. Tai yra atsispiriant nuo to įdirbio, kuris yra padarytas istoriškai, o beje ir per pastaruosius 4 Seimo kadencijos metus padaryta labai rimtų sisteminių sveikatos paslaugų proveržių. Visą tai reikia tęsti ir tokiu būdu pažadu ateitį Kaunui, sveikatos mokslui ir nesibijau žadėti būti būtent Kauno kaip regioninio sveikatos centro lobistų. Na ir jog privalom vieną kartą pasakyti, kad nuo šiol ir kaip ir iki šiol, bet ir dar labiau pacientą laikysim visos sveikatos sistemos pagrindu, tai ir Europoje, ir Lietuvoje, ir Kaune. Ačiū uždėmesį.
Ačiū profesoriui Liudui Mažyliui, kandidatui į Seimą, savanorių vienmandatėje rinkimų apygardoje. O dabar norėtume pakviesti Žemės ūkio ministrą Kazį Starkevičių, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatą į Lietuvos Respublikos Seimą Petrašiūnų Gričiupio vienmandatėje rinkimų apygardoje. Ministras pristatys energetikos temą. Labadiena. Iš tikrųjų, šitą salę mums tikrai praėjusiuose rinkimuose atnešė sėkmę. Kiek čia mes buvom susėdę, tiek ir mūsų išrinko. Tai tikslas ir dabar, kad taip pat atsitiktų. Man, kai pasikvietė mūsų partijos pirmininkas laimėjus rinkimus į savo kabinetą ir pasiūlė ekonomikos komiteto pirmininko pareigas, aš tikrai taip maloniai nustebau ir kartu pasakiau, kad aš to noriu ir aš džiaugiuosi, nes man bus naujas iššūkis, nes vis tiek žemės ūkis jau buvo kaip ir šiek tiek viskas ten man lyg aišku, bet tikrai netikėjau, kad tada Rusija užpuolė Ukrainą, karas, pandemija ir ekonomikos komitetas tikrai buvo raudų siena, kai verslas, smulkus, vidutinis ir stambios įmonės reikėjo priimti sprendimus ir tikrai dėkui premjeriai ir finansų ministrai mes radome lėšų, kaip paremti ir smulkų, ir vidutinį, ir stambės įmonės. Kaune, va štai pramonininkai sėdi dabar kartu su mumis, tai tikrai pas pramoninkų amatų rūmose buvo, kad ir mūsų įmonė Aleksoto stiklų fabrikui dujos brango, bet buvo rastos visos tos schemos išeitys, kaip padėti. Ir mes atsilaikėm, po to karas ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų daugelis įmonių ir dabartiniu metu karo sąlygom, net kai kurios dirba toj pačioj ir Ukrainoje, nesitraukia iš ten šiandien, bet visko pagrindas, aišku, energetika. Skaistė minėjo tos skaičius, aš stengsiuosi nesikartoti, ką jinai pasakė, bet ką reiktų įsidėmėti ir kuo turim džiaugtis, tai visų pirma jūsų pačių, mūsų piliečių aktyvių dalyvavimo stiprinant energetikos saugumą. Aš čia neprašysiu pakelti rankas, kiek jūs įsirengėt saulės elektrinės pas save namuose. Net rankos kyla, nors neprašau. Iš tikrųjų, mes su Andriu Kupčinsku, dabar čia kažkur išėjo, ekonomikos komitetas buvom atvykę, rengėme tiesiog susitikimus, seminarus, kad drąsiai eikime. Pasižiūrėkime, kai mes gerai įveiklinome pinigus. Skaistai neminėjau, tai aš tą skaičių, kiek ten apie 20 milijardų mūsų bankuose ten guli žmonių pinigų, tai tiesiog sakau, investuokim čia, šį pinigai tikrai neprapuls. Tai 1 gigavatas, tai galima sakyti šiandieną investuota pagal dabartinius žmonės 800 milijonų investavo, dalis, aišku, valstybės parama buvo, tai jinai sklandžiai. Ir ką dar, nes dabar klaus jūsų ir diskusijose ar kitur, pasakykit, kad mes įstatymę įtvirtinėme, kad grynojo atsiskaitimo iš tikrųjų nebus. Aš į detalės neįsiu, kas tas grynas, nekartą aiškinau, kuo jis nepopuliarus, kodėl jisai grėstų štai kaip gaminantiems vartotojams. Kitas dalykas, tai mūsų saulės ir vėjo parkai. Dabartiniu metu yra įvykę, jau vienas konkursas įvykęs, kitas įstatyminė bazė parengta, nes komitetas šito buvo, mes teikėm ir Seimui, balsavimui galutiniam dėl antro energetinio parko statybos. Kas toliau? Vandenilis toliau. Vandenilis tai yra, žalias vandenilis tai yra jau mūsų tolimesnis, galima sakyti, dujos, energija, kurios reikia, jeigu mes norėtume vystyti pramonę. Perinam prie pramonės, tai džiaugiuosi, kad Lezas, už kurį kažkada aš buvau vadintas didžiausio mūsų dienraščio pažadų karaliam ir prie raudyklės, kai šiandien, aišku, skaudu šeimai buvo, kad štai konservatorių pažadai šiandien netelpa tam Leze. Ką mes padarėm šią kadenciją, įmonės netelpa.
praplėtėm Lezo teritoriją. Ir toliau žvalgomės vakar vyriausybės posėdė aplink Kauną, kad sudaryt pramonės įmonėm tinkamas sąlygas investuoti. Ieškom valstybinių sklypų, kad tai būtų tikra garantija. Dabar ką aš dar noriu pabrėžti, ir jūs būkit visų mūsų ir Seimo, ir dabartinės vyriausybės ambasadoriais. Kartais Kaune viskas atrodo, kad čia kažkas tai daro, tik miestas daro. Ne. Aš jums dabar vardinsiu objektus ir jūs tikrai drąsiai grįžę namo pasakykit. Aplinkelis, pietrytinis aplinkelis, Amalių pietinis, štai. Ten mūsų tas užbaigta atkarpa, kur po geležinkeliu palendė, jisai kainavo prie mūsų jau vyriausybės buvo 16 milijonų. Iš jų 12 milijonų yra valstybės lėšos, 4, nes savivaldybė projektavo, ten iškėlė. Jisai bus užbaigtas šiais metais dar šita dalis, kur nuo Heso, tai čia yra 10 milijonų. Dar kitais metais, aš domėjusiu savivaldybėje, jeigu jie suspės suprojektuoti, bus jisai irgi visas užbaigtas. Tai štai mūsų darbai. Kitas, tiltas. Milikonių ar Megos, kaip jį pavadinsim, kad aiškiau būtų, 86 milijonai, čia 100% yra valstybės lėšos. Mūsų vyriausybė yra išskyrus Kaunui ir jisai gruodžio mėnesį jau bus vėlgi dar viena juosta sutvarkyta. Visi šitie keliai, kurie Kaunas yra transporto žiedas, pasižiūrėkime, kas šiandien vyksta, jau atidaro kelininkai, kelio danga sutvarkyta link Klaipėdos ir link Kauno. Tai štai šitie darbai, kurie tikrai yra mūsų padaryti ir mes galim drąsiai pakėlę galvą sakyti, kad štai kaip mes sparčiai judame į priekį. Taip pat dar negaliu nepaminėti Kruonis, kuris taip pat statoma dabar nauja, jau yra Siemensas gamina naujas turbinas ir tada mes pasieksime maksimumą, kuris buvo tada sustabdytas, tai mes pasieksime tas galės akumuliacinė elektrinė, kurios jau buvo numatytos. Vėlgi čia kalbu pramonininkai, tai svarbu pramonininkus energetinis apsirūpinimas. Ir dabar, kai matote, ir toliau vyksta tai projektų, atsiverskite bet kokį puslapį ir kviečia investuoti į energetiką, tai dar irgi galite pasinaudoti tą paramą. Visiškas atsisakymas taip pat ateina ir mūsų buitį, tai yra ir finansuojami, kompensuojami šilumos oras, vanduo siurbliai. Ir tai vėlgi mes galime tapti visiškai autonomiški. Ateina kitas etapas, tai būtent kaupiklių, vėlgi čia galėsime investuoti. Aišku, galėsime, jeigu mums jūs suteiksite mandatą, tęsti tos darbus, nes mes žinom, ką reikia daryti ir kokiu keliu eiti. Ačiū. Dėkojame ministrui Kaziui Starkevičiui, kandidatui Petrašiūnų Griciupio vienmandatėje rinkimų apygardoje. Ir esu vėl taisyklių priverstas priminti, kad ši transliacija yra politinė reklama ir ji yra apmokėta iš Arvydo Anušausko, Pauliaus Lukševičiaus, Liudo Mažylio, Martino Prevelio, Gintarės Skaistės, Kazio Starkevičiaus ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Gabrieliaus Landsbergio politinės kampanijos sąskaitos. Martinas Prevelis, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Kauno miesto savivaldybės taryboje, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų vykdomasis sekretorius, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratų kandidatas į Seimą Šilainių vienmandatėje rinkimų apygardoj. Ir šio jauno kandidato
Martyno tema – aukštos pridėtinės vertės ekonomika. Prašau, mielas Martynai. Dėkui, Egidijau. Sveiki, mėlyje, iš tiesų ypatingai sunki užduotis pasakyti vis kažką naujo po šio puikaus mūsų kandidatų prisistatymo, bet, kaip sako klasikai, lengvas kelias, ne mūsų kelias, tai pabandysiu. Iš tiesų yra ypatingas jausmas būti šiandien čia su jumis. Kaunas yra mano miestas, mano namai, čia už sienos įsikūrusi mano alma mater ir daugybė pačių geriausių prisiminimų yra susijusių būtent su šiuo miestu. Nors gyvenime teko daug laiko praleisti užsienyje, Italijoje, Belgijoje, Jungtinėje karalystėje, ten mokantis ir semiantis patirties, bet noras grįžti į Lietuvą ir savo darbais prisidėti, kuriant mūsų šalies ateitį, mūsų miesto ateitį, buvo stipresnis. Džiaugiuosi mūsų šalies pažanga. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečius visi drauge pasiekėme išties daug. Jau 20 metų esame ES ir NATO nariai, tapome stiprią, orę ir gerbiamą valstybę. Kūrėme sparčiai augančią ir dinamišką mūsų šalies ekonomiką. Per trumpą laiką sugebėjome pasivyti ES vidurkį, o taip pat nemažiau svarbu aplenkti kaimynės Latviją ir Estiją, kurios ir šiuo metu, skirtingai nei Lietuva, negali pasigirti ekonomikos augimu. Per pastaruosius keliarius metus įveikėme daugybę iššūkių, kurių gyvenant įprastų valstybės ritmu matyt pakaktų ir keliems dešimtmečiams. Tai mus sustiprino, parodė, kokia stipria jėga galime būti, kai esame susitelkę. Vis tik grėsmės neišnyko, tebe gyvename neramiais laikais Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą ir visą Europą pašonėje, o ir mūsų politikoje atsiranda naujų, radikalių balsų, norinčių keisti mūsų valstybės kelią. Todėl yra labai svarbu, kad tokiais neramiais laikais prie mūsų valstybės vairo būtų patikimi, prognozuojami, sunkumų išbandyti ir patyrę politikai. Būtų labai pavojinga, jei valstybė dabar imtų keisti savo kryptį, rinktųsi nepatikrintas, radikales jėgas ir nuvažiuotų nuo bėgių, kuriais šiuo metu juda gana sėkmingai. Lygiai taip pat svarbu toliau kurti mūsų valstybės pažangą. Per šią kadenciją nuveikta išties daug. Ir mūsų mieste Kaune turime labai daug kuo pasidžiaugti. Netrukus pirmuosius investuotojus priims Aleksoto inovacijų parkas. Jau greitai duris Kaune atvers mokslo populiarinimo centras Mokslo sala, sėkmingai įgyvendinama švietimo pažangos programa Tūkstantmečio mokyklos, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas moksleivių kompetencijų STEAM srityje ugdymui. Kaune šioje programoje dalyvauja net 11 mokyklų ir joms yra skirta per 25 milijonai eurų. Lygiai taip pat reikšmingai auga finansavimas moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai. Akivaizdu, kad turime nesustoti. Lietuvos pažangiųjų technologijų sektoriai, biotechnologijos, inžinerinė pramonė, informacinės technologijos, Lietuvoje augantis vienaragiai yra įkvepiantys sėkmės pavyzdžiai. O Kaunas yra išskirtinis miestas dėl savo akademinio potencialo, stipraus, inovatyvaus verslo ir galintis tapti dar galingiau veikiančiu visos valstybės pažangos varikliu. Siekdami šių tikslų turime stiprinti proveržio sritims reikalingą tyrimų, infrastruktūros bei inovacijų bazę, rūpintis talentų pritraukimu. Dėl šios priežasties turime galvoti apie vietos talentų sistemos struktūrinę pertvarką, palankių galimybių talentams atvykti, įsikurti ir dirbti Lietuvoje sukūrimą. Turime remtis jau pasiteisinusiomis praktikomis. Skatinsime įmonių inovacijų ir kompetencijų ugdymo centrų kūrimasi šalia universitetų. Geras pavyzdys - Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje veikiančio automobilių pramonės giganto Continental bendradarbiavimas su Kauno technologijos universitetu, rengiant aukštos kvalifikacijos inžinierius šiai Vokietijos bendruomeniai. Taigi mes turime konkretų planą, kaip to sieksime. Ir tikimės, kad mieste steigiamas Aleksoto inovacijų parkas bus svarbus šių reikalingų pokyčių branduolys. Sėkmingos parko veiklos užtikrinimas, pritraukiant investuotojus, kuriant darbo vietas, bus svarbus mūsų prioritetas.
Labai džiaugiuosi kandidatuodamas į Seimą savo mieste, Šilainių apygardoje, kurios gyventojus, jų džiaugsmus ir rūpesčius gerai žinau. Esu dėkinga šimtams sutiktų Šilainių, Vitėnų, Sargėnų gyventojams už pokalbius apie mūsų valstybės pažangą ir ateities prioritetus. Jie tikrai įkvepia veikti. Drauge galime nuveikti daug prasmingų darbų mūsų miesto ir valstybės ateičiai. Man labai svarbu, kad Kaunas ir Lietuva išnaudotų savo pažangiųjų technologijų sektorių potencialą. Tai padėtų kurti krizėms atsparę bei į ateitį orientuotą ekonomiką, galinčią mūsų valstybę užtikrinti tvarų ilgalaikės gerovės augimo šaltinį. Kelias nugalėti tikimybės tiek krepšinio aikštelėje, tiek ir politikoje nėra lengvas, bet tokiu keliu eina stipriausia. Kviečiu eiti drauge, ginant ir auginant mūsų miestą ir mūsų valstybę. Ačiū Martynui Prieveliui, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatui į Lietuvos Respublikos Seimą Šilainių vienmandatėje rinkimų apygardoje. Jauniausiam kandidatui. O šiandien girdėjau, kad jaunų žmonių šiuose rinkimuose stokojama. Tai taip, kad irgi atkreipkime dėmesį ir į tai. Tai buvo politinė reklama. Dabar žodį norėtume suteikti Pauliui Lukševičiui, Kauno miesto savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Kauno miesto skyrių sueigos pirmininkui bei kandidatui Aleksoto Vilijampolės vienmandatėje rinkimų apygardoje. Ir jo tema – pramonė. Prašau, gerbiamas Pauliau. Pirmininkas prašė apibendrinti, jau sako. Viską. Gerbiami kolegos, džiaugiuosi turėdamas galimybę pasveikinti jūs iš Kauno miesto centro, kur susikerta akademinė, verslo, istorinė, pramogų ir kitų veiklų gyvenimai. Miesto centras tai pavyzdys, kaip per nepriklausomybės metus augo ne tik mūsų miestas, bet ir visa Lietuva. Šiandien aptarėme planus, kaip pagerinti gyvenimą mūsų mieste. Matome, kad judame teisinga kryptimi, ekonomika auga, o paskutiniais metais įvykę pokyčiai vyko sparčiau nei per pastaruosius dešimtmečius. Pagrindinė pamoka – žmonės gyvena geriau ne todėl, kad padalinama didesnį pyragą, bet todėl, kad jis auga visiems. Bendras gerovės lygis, kuris vėliau padalymas visiems valstybės piliečiams, kyla iš nuoseklaus atkaklaus darbo. Visi prisidedam prie mūsų šalies kūrimo – verslas, pramonė, visi kasdien siekia savo tikslų. Tačiau norėčiau kalbėti ambicingiau ir drąsiau. Kaunas pasiekė lėto augimo ribą. Nors apskrityje sukūrėm daugiau nei 20% bendro Lietuvos BVP, reikia didesnių žingsnių, kad pramuštumėm stiklinės lubas. Mums reikia transformacijos. Labai džiaugiuosi šiandien čia matydamas maisto pramonės atstovus, tradicinių sričių atstovus, kurie šitoje salėje. Tai yra mūsų bazė, ant kurio šitas miestas laikosi. Apskritai, verslas ir pramonė yra šito miesto stubras. Tačiau suprantame, kad skaičiai neleidžia užmigti ir reikia žvelgti į priekį. Taigi, kas tas sritis, į kurią turėtumėm specializuotis? Gink Dieve, nepamirštant kitų sričių. Tai aišku, kad tai yra šiai dienai radioelektronika. Turim stiprų fakultetą Kauno technologijos universitete ir tai mums leidžia žvelgti į perspektyvą būtent šios srities. Kiekvienas įmonės vadovas gali pasakyti labai aišku vieną paprastą dalyką. Jeigu nori proveržio, turi specializuotis. Turi investuoti į vieną sritį ir toj srityje būti lyderis. Paskutinės investicijos, ką ir minėjo kolegos į laisvą ekonominę zoną į kitur, įrodė, kad radioelektronika tai yra viena pagrindinių mūsų sričių. Tačiau, kaip jau sakiau, nepamirštam ir kitų pramonės dalykų, ir kitų pramonės sričių. Pramonė tai tarsi rožės krūmas, kuris auga ir augina kitus purpurus. Augant pramoniniam įmonėm gamybinėm, reikia logistikos, reikia logistinių sandėlių,
reikia mechanizacijos paslaugų, reikia viešbučių, restoranų, reikia kitos industrijos. Ne veltui buvo kalbama kažkada tai senų inžinierių paskaičiavimas, iš kurių aš mokiausi, kad viena darbo vieta statybos aikštelėje sukuria 4 už jos. Galbūt Sigimas Dragevičius galėtų tai ir patvirtinti. Iš tiesų, matome, kad džiaugiamės gražiais rezultatais, bet stovime prie naujo starto linijos. Specializacija yra mūsų kelias į sėkmę. Jei susitelksime į šitą kryptį, tapsime ne tik 4 Baltijos šalies miestų, bet ir pirmaujančių inžinierijos ir technologijos srityse. Tai pagerins visų kauniečių gyvenimą, turėsim daugiau finansinių išteklių, kurie padės kurti modernę infrastruktūrą, skatins kultūros, pramogų ir sporto plėtrą. Žmonės jausis oriai, gyvendami taip, kaip nori. Ko tam reikia? Pirmiausia, kaip ir minėjau, yra labai svarbu turėti nacionalinę viziją šiam tikslui įgyvendinti. Tai yra specializacijos vizija. Esam maža šalis. Su didelėm šalėm nepasivaržysim. Turim labai aiškiai žinoti, kur nukreipiam savo jėgas ir finansus. Reikia didesnio technologinio, glaudesnio bendradarbiavimo su verslu ir paprastesnių investicijų sąlygų. Antra, būtina išlaikyti sveiką diskusijos atmosferą ir pusiausvyrą tarp nacionalinės ir vietos valdžios. Negalima leisti, kad valdžia uzurpuotų viena partija ar judėjimas, nei mieste, nei valstybėje. Galiausiai reikia stiprių ir kvalifikuotų atstovų Seime. Vien tik kalbėti neužtenka. Reikia gebėti būti išgirstiems, įtikinti kitus, parengti tinkamus dokumentus. Todėl kviečiu palaikyti mūsų komandą Seime. Manau, tai bus geriausia frakcija kauniečių Seime. Ginkim ir auginkim verslą ir pramonę. Ačiū. Dėkojame Pauliui Lukševičiui, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatui Aleksoto Vilijampolės apygardoje. Gerbiamieji, per nepriklausomybės laikotarpį visi kartu prisidėjome prie Lietuvos ir prie Kauno pažangos. Tad šiandien ir turime kuo džiaugtis ir ką ginti, bei toliau ką auginti. Dėl to nuosekliai ir aktyviai dirbome ir pastaruosius 4 metus, kad Lietuva, o kartu ir Kaunas, toliau augtų bei visapusiškai stiprėtų. Nepamirškime to ir tęskime vakarietišką valstybės kryptį. Tariame šį vakarą ačiū visiems dalyvavusiems Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatų Kaunui pristatymo renginyje, bei stebėjusiems transliaciją portale, kas vyksta Kaune ar socialinio tinklo Facebook platformoje. Linkime visiems gerų, atsakingų, sąžiningų bei teisingų pasirinkimų spalio 13 dieną vyksiančiuose rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą. Ginkime ir auginkime Kauną ir Lietuvą. Kviečiame žurnalistus ir visus, kas tik esate šiame renginyje, užduoti kandidatams klausimus asmeniškai pasibaigus šiam renginiui. O šį vakarą tariame iki susitikimų, bet prieš atsisveikinant būtina paminėti, kad politinė reklama apmokėta iš Arvydo Anušausko, Pauliaus Lukševičiaus, Liudo Mažylio, Martyno Prevelio, Gintarės Skaistės, Kazio Starkevičiaus ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Gabrieliaus Landsbergio politinės kampanijos sąskaitos. Ačiū ir į aktyvų gyvenimą.